Irano režimas pasaulyje elgėsi savižudiškai. Teheranas, beviltiškai siekdamas nutraukti ugnį, pradėjo aklai leisti raketas į neutralias šalis, tokias kaip Saudo Arabija, Jotojų Piegė, taip pat į Britų ir Prancūzų karinės bazes. Jų chaotiška terorizmo strategija atsisuka prieš juos pačiu blogiausiu būdu. Irano išpuoliai nesukėlė pasaulio baimės, o tik suvienijo stipriausias kariuomenės prieš juos. Šalys, kurios prieš 48 valandas atsisakė padėti JAV, dabar siunčia naikintuvus ir branduolinius lėktuvnešius bombardavimui. Islamo Respublika kariauja nelaimimą karą. Mūsų istorija prasideda, kai jų šantažas žlugo. Pažvelkime į įrodymus. Per pirmasias 24 karo valandas Iranas užpuolė 9 šalis, o po 2 dienų jau 15. Iranas užpuolė Omaną, Kiprą, Prancūziją, Jungtinę karalystę, Italiją ir jau užpultus Persijos įlankos kaimynus. Galbūt karo pradžioje būtų galima teigti, kad tokia strategija turėjo šiokios tokios prasmės, nes Iranas tikėjo, jog pakankamai spaudžiant turtingas Persijos įlankos monarchijas, šios monarchijos darys spaudimą Trumpo administracijai, kad iš esmės priverstų JAV paskelbti paliaubas. Tai atrodė logiška, nes Persijos įlankos valstybės iš pradžių viešai pasmerkė JAV ir Izraelio puolimą prieš Iraną. Jos atsisakė suteikti bazes ir netgi uždarė savo oro erdvę JAV naikintuvams. Tačiau nepaisant viso to, Iranas vis tiek toliau puolė šias šalis. O dabar situacija visiškai pasikeitė. Šios šalis dabar laiko Iraną pagrindinę grėsmę ir atitinkamai reaguoja. Pradėkime nuo Saudo Arabijos. Tai didžiausia staigmena. Ji iškart pareiškė, kad neleis JAV naudotis jų baze. Jie taip pat neleido JAV naudotis Saudo Arabijos oro erdve jokiam išpuoliui prieš Iraną. Be to, jie pažadėjo nesuteikti jokios paramos smūgiams prieš Iraną. Jie padarė viską, kad išliktų neutralūs. Tačiau nepaisant viso to, Iranas be perstojo atakuoja Saudo Arabiją. Štai kodėl Saudo Arabijos požiūris pasikeitė. Štai daugiau detalių. CNN paskelbė skubę naujieną. Saudo Arabija pasirengusi reaguoti, jei Iranas tęs atsakomasias atakas. Prie mūsų prisijungė CNN tarptautinės diplomatijos redaktorius Nikas Robertsonas. Ką sužinojai, Nikai? Taip, tai iš tiesų naujas ir svarbus žingsnis, kai sosto įpėdinis čia suteikė leidimą Saudo Arabijai atsakyti, jei Iranas vėl užpultų Saudo Arabiją. Jis vakar ir šiandien ryte jų atakas vadino bailiškomis. Jis sakė, kad Irano atakos buvo bailiškos, nes Iranas žinojo, jog Saudo Arabijos oro erdvė nebuvo naudota prieš jį. Ir tai sosto įpėdinį labai supykdė. Sostinės apylinkėse įvyko ir buvo perimtos atakos. Šiaurėje šalia karinio oro uosto įvyko dar viena ataka. Rytuose, arčiau Persijos įlankos ir Irano vyko atakos, kurios buvo atremtos. Tačiau sosto įpėdinis pareiškė, kad dėl Irano veiksmų jis pirmiausia rūpinasi šalies Saudo Arabijos saugumu, teritorijos, piliečių ir gyventojų saugumu. Jis tai laiko svarbiausia. Ir dėl šios priežasties, pasak jo, jis suteikia teisę ir kariuomeniai čia atsakyti, jei Iranas juos užpultų. Taip pat vakar vakare Užsienio reikalų ministerija savo Twitter paskyroje pranešė, kad sosto įpėdinis telefonu kalbėjosi su prezidentu Trumpu. Pokalbyje įpėdinis gavo visišką prezidento Trumpo palaikymą, pranešė Saudo Arabijos atstovai. Visiškas prezidento Trumpo palaikymas dėl jų atsako. Saudo Arabija dabar ruošiasi atsakomiesiems veiksmams, žengdama už gynybos ribų. Tuoj prie to sugrįšime. Pirmiausia, pakalbėkime apie JOT, šalį, kurią Iranas užpuolė daugiausiai. Į atspokį paleista daugiau dronų ir raketų nei į bet kurią kitą šalį, net Izraelį, kuris kariauja šį karą prieš Iraną. Gynybos ministerija ką tik patvirtino šiuos duomenis. Iš 441 drono JE numušė 506, o iš 165 raketų JE numušė 152. Šie skaičiai beprotiški, ypač žinant, kad jie Iranui nieko blogo nepadarė. Vienintelė priežastis, kodėl jie yra puolami, yra ta, kad jie laikomi JAV sąjungininkais. Šios atakos turi tikras pasekmes.
Visose Persijos įlankos šalyse kartu sudėjus buvo 10 aukų, galbūt net daugiau – civiliai, turistai ir darbuotojai. Todėl Persijos įlankos valstybės sekmadienio vakarą susitiko su Jungtinėmis valstijomis ir paskelbė pareiškimą smerkiantį islamo režimo veiksmus. Be to, Saudo Arabija taip pat ruošiasi atsakyti smūgiu. Ta koalicija auga. Tai ką Iranas sako apie visą tai? Na, užsienio reikalų ministras ką tik pasirodė per televiziją, kad paaiškintų savo strategiją, arba galima sakyti Irano strategiją. Prieš tai paspauskite prenumeratos ir patiktuko mygtuku žemiau. Tai tikrai daro įtaką algoritmui, ypač turint omenyje, kad mes stengiamės pateikti jums pačią naujausią informaciją apie šį vykstantį karą. Pažvelkime į Irano užsienio reikalų ministro pareiškimą. Dar kartą pabrėžiu, kad tai nesusiję su mūsų broliais regione. Aš palaikiau ryšį su visais savo kolegomis regione ir bandžiau bei paaiškinau jiems mūsų poziciją. Žinome jų poziciją, jie nepatenkinti, kai kurie net pyksta, kiti bando suprasti. Tikiuosi, kad jie supras situaciją regione, tai ne mūsų kaltė ar pasirinkimas. Tai karas primestas Jungtinių valstijų ir Izraelio. Jei jie pyksta, turėtų pykti ant Izraelio ir Jungtinių valstijų. Jie neturėtų spausti mūsų, kad sustabdytume šį karą. Jie turėtų spausti kitą pusę, nes mes nepradėjome šio karo. Tai nėra mūsų pasirinktas karas, tai yra jų pasirinktas karas. Taigi, jie turi būti laikomi atsakingais už viską, kas vyksta šiame regione. Tikiuosi, kad mūsų broliai šiame regione kreipsis į amerikiečius ir izraeliečius dėl nusiskundimų. Jo argumentas iš esmės yra tas, kad Iranas neturi galimybių tiesiogiai smogti Amerikai. Todėl jie puola Amerikos sąjungininkus šiame regione. Pagalvokite, kaip beprotiškai tai skamba. Kai kurios iš šių šalių padarė viską, ką galėjo, kad liktų nuošalyje nuo šio karo. Jos uždraudė naudoti savo oro erdvę. Jos atsisakė leisti JAV naudoti savo bazėmis. Iranas sako, mes priversti jūs pulti, bet nepykite ant mūsų. Pykti nukreipkite į Ameriką ir Izraelį. Tokios desperatiškos logikos neturėtų būti jokios šalies užsienio politikoje. Manau, Iranas negali pakeisti savo veiksmų, net jei norėtų, nes mano nuomonė, Irano vadovybė faktiškai jau nebeegzistuoja. Kiek jų žuvo? Per pirmas karo valandas nužudyta 40 aukščiausių pareigūnų. Manau, režimas turėjo iš anksto suplanuotą atsaką. Dabar, kai vadovybė sunaikinta, plano niekas nebekoreguoja. Žemesnio rango vadai tik vykdo, kas nuspręsta prieš karą. Jie nesugeba keistis ar prisitaikyti, nors žino, kad viskas atsisuka prieš juos, tačiau niekas nedrįsta ką nors keisti. Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė nutraukiantys visus diplomatinius ryšius su Irano režimu. Tai dažnai pirmas žingsnis link eskalacijos. Ir be to gauname pranešimų, kad dar 3 šalys ruošiasi prisijungti prie puolamųjų operacijų prieš Iraną kartu su JAV ir Izraeliu. Paklausykite. Ataskaitą pateikė generolas Jackas Kinas. 3 šalys vykdys puolamąsias operacijas prieš iraniečius. O centrinės vadavietės vadas, admirolas Bradas Cooperis ir jo komanda šiuo metu koordinuoja tas puolamąsias operacijas. Dėl suprantamų priežasčių neįvardinsiu tų šalių. Tai tikrai prisidės prie esmės. Prezidentas Trumpas aiškiai nurodė, kodėl pradėjo tai daryti. Jis ir Netanyahu buvo visiškai nusivylę. Po 12 dienų karo, birželį, užuot iraniečiai atsitraukę, persvarstę ir įvertinę situaciją, galbūt sustabdė savo agresyvią veiklą regione, ką jie padarė. Jie rimtai atstatė savo raketų programą ir didžiąją jos dalį atkūrė. Jie padidino savo dronų atsargas, abu šiuos dalykus naudodami puolamosioms operacijoms. Jie vėl pradėjo teikti pinigus ir amuniciją savo statytiniams, kad ką padarytų? Kad galimai atakuotų JAV bazes regione, ką jie ir darė iki spalio 7-osios 175 kartus JAV bazes Irake ir Sirijoje. Po spalio 7-osios jie 125 kartus atakavo JAV bazes Irake ir Sirijoje. Todėl ketino tai kartoti. Generolas Kinas nepaminėjo šalių, bet prezidentas Trumpas tai padarė, tarsi netyčia. Paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Interviu Daily Mail prezidentas Trumpas sekmadienį patvirtino, kad Saudo Arabija greitai kovos su Iranu.
Žinome, kad Saudo Arabija viena iš 3 generolo Kyno minėtų šalių. Kodėl prezidentas Trumpas bendrauja su Daily Mail, nežinau. Interviu buvo įdomių momentų, kuriais noriu pasidalinti. Jis atskleidė šio karo laikotarpį. Jis pasakė, cituoju, tai visada buvo 4 savaičių procesas. Mes manėme, kad tai užtruks apie 4 savaites. Tai didelė šalis, bet tai užtruks 4 savaites, galbūt mažiau. Žinome, kad operacija bus ilga. Tačiau klausimas vis dar išlieka. Kurios yra tos 2 kitos šalys? Netikėta galimybė. Turkija. Jos prezidentas Erdoganas kalbėjosi su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu MBS. Jis perspėjo, kad be įsikišimo šis konfliktas gali turėti rimtų regioninių ir pasaulinių pasiekmių. Neaišku, ar Erdoganas ragino Saudo Arabiją įsitraukti, ar užsiminė, kad Turkija gali prisijungti. Tai tikrai verta stebėti. Turkija nėra vienintelė Europos šalis įtraukta į tai. Iranas taip pat atakavo Jungtiniai karalystei priklausančias bazes. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Italija. Paaiškinsiu kiekvieną atvejį, nes šių šalių atsakai svarbus. Sekmadienio rytą Irano dronas smogė Britų oro bazei Kipre. Tai reikšmingas įvykis. Jungtinė karalystė viešai atsisakė dalyvauti kare. Jie netgi uždraudė JAV naudotis bendromis bazėmis, įskaitant Diego Garcia. Tačiau Iranas vis tiek užpuolė Jeikako Turą. Karališkosios oro pajėgos greitai pakėlė naikintuvus, kad numuštų į Katarą ir Britų bazes nutaikytus Irano dronus. Tai buvo svarbus momentas. Pirmas kartas, kai Jungtinė karalystė tiesiogiai įsitraukė į karą su Iranu. Tačiau tai niekis, palyginti su vėliau įvykusiu pokyčiu, apie kurį paskelbė Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Paklausykite. Persijos įlankos partneriai paprašė geriau juos apsaugoti. Ir mano pareiga yra apsaugoti Britų gyvybės. Turime Britų naikintuvus ore kaip koordinuotų gynybinių operacijų dalį, kurios jau sėkmingai perėmė Irano smūgius. Tačiau vienintelis būdas sustabdyti grėsmę yra sunaikinti raketas jų kilmės vietoje, sandėliuose arba paleidimo įrenginiuose, iš kurių jos yra leidžiamos. Jungtinės valstijos paprašė leidimo naudotis Britų bazėmis būtent šiam konkrečiam ir ribotam gynybiniam tikslui. Mes priėmėme sprendimą patenkinti šį prašymą, kad Iranas negalėtų leisti raketų regione, žudyti civilių, kelti grėsmės Britams ir smogti neutralioms šalims. JK premjeras paskelbė, kad Britų naikintuvai gins sąjungininkus regione ir leido JAV naudotis Britų bazėmis operacijoms prieš Iraną. Iranas be provokacijos užpuolęs neutralią šalį, ją pavertė priešu. Tačiau dėja, Iranas iš šio įvykio nepasimokė, nes užpuolęs Britų bazės nusprendė užpulti ir prancūzų bazę. Shahed dronas kamikadzė smogė Prancūzijos karinio jūrų laivyno bazei Abu Dabyje. Turime šio smūgio vaizdo įrašą. Pažiūrėkite. Oho! Oho! Dar vienas! Velnias! O, dieve mano. Prancūzija reaguoja būtent taip, kaip ir tikėtumėtės. Siunčia lėktuvnešį Charles de Gaulle į Viduržemio jūrą. Tai vienintelis Prancūzijos lėktuvnešis ir vienas iš nedaugelio branduolinių pasaulyje. Todėl Prancūzijos karinio jūrų laivyno ugnies galia yra prie pat Irano. Tačiau ne tik Prancūzija ir Didžioji Britanija, net Vokietija skelbia palaikymą ir galimą įsitraukimą. Paklausykite, ką tik pasakė kancleris Meršas. Dabar nelaikas pamokslauti partneriams ir sąjungininkams. Nepaisant visų abejonių, mes dalijamės daugeliu jų tikslų, net jei patys nesame pajėgus jų pasiekti. Kaip federalinė vyriausybė, norime veikti ten, kur iš tiesų galime. Kaip matote, Irano strategija neveikia, bet jie artimiausiu metu nieko nekeis. Taigi yra gana didelė tikimybė, kad vis daugiau šalių prisijungs prie šio karo kartu su Jungtinėmis valstijomis, kad nuverstų islamo režimą. Paspauskite prenumeratos mygtuką, kad nepraleistumėte naujienų. Aš Semas, pasimatysime kitame vaizdo įraše.